Sveiki, šiandien pristatysime akumuliatorinį keltuvą Zoomlion ZA14. Norint jungti keltuvą, atspaudžiame avarinį mygtuką bei pasukame raktelį į apatinį arba viršutinį valdymą. Apatinėme valdyme, norint naudoti keltuvo funkcijas, būtina laikyti šią svirtelę nuspaudus žemyn. Šios dvi svirtelės naudojamos keltuvo strėlės pakelimui. Ši svirtelė naudojama teleskopo išstūmimui ir sutraukimui. Šios trys svirtelės atsakingos už lopšio valdymą. Apatinė svirtelė naudojama bokštelio pasukimui. Norint naudoti avarinį nusileidimą žemyn, pakeliame šią svirtelę į viršų bei spaudžiame darbinę funkciją. Dirbant iš lopšio, būtina prisisegti saugos diržą. Norint pradėti darbus iš viršutinio valdymo, pirmiausia spaudžiame avarinį mygtuką. Atliekant funkcijas viršutinėme valdyme turi būti įspaustas pedalas. Šiuo potenciometru reguliuojame darbo greitį. Šis keltuvas turi 3 važiavimo režimus – greitą, lėtą ir skirtą nelygumam. Šiuo mygtuku galima tai pakeisti. Norint važiuoti keltuvui į priekį arba atgal, naudojame šią vairalazdę. Sukioti ratus naudojame mygtukus vairalazdės viršuje. Norėdami važiuoti keltuvu, pasukus bokštelį daugiau negu 45 laipsnius, būtina paspausti šį mygtuką. Pirminės ir antrinės strėlės kėlimui naudojame šią svirtelę arba šią vairalazdę. Teleskopų išstūmimui naudojame šią svirtelę. Lopšio valdymui naudojame šias 3 svirteles. Pasukti bokštelį naudojame šią vairalazdę. Avariniam bokštelio valdymui naudojame šią svirtelę, pedalą ir funkciją žemyn. Baigus darbą paspaudžiame avarinio išjungimo mygtuką. Akumuliatoriaus įkrovos skalę viršutinėme pulte galime matyti čia. Norint naudoti garsinį signalą, spaudžiame šį mygtuką. Bokštelio įkrovimo lizdą bei indikaciją rasite bokštelio gale. Keltuvo naudojimo instrukciją rasite šioje dėžėje. Ačiū, kad žiūrėjote, gero naudojimo.